tas krūvis, nėra minusų, ne? Bet mes galim, aš kas lazdėlė, tai nuiminėno tas krūvis, nes aš turiu žemę. Bet žmogų irgi galima padaryti žemę. Tai pavyzdžiui, jeigu kas nori dabar paliesti, ateikit čia. Aš esu. Silek pirštą. Ir paliesk ranką. Arčiau. Ir kiekvienas gauna skirtingą, kiekvienas jausmas, kiekvienam bus skirtingai. Tik dėl to, kad jūs turit skirtingus batus. Tai skirtingi batai, skirtingai praleidžia šį tą elektrą žemę. Ir buvo skaudėjai. Arčiau. Jeigu nugarą liesi, jam skaudės. Jeigu ranką. O tau, Dovydai, viskas gerai? Tu turi labai gerus batus, tai tau nieko nevyks. Ką tu gali dar padaryti, tai nuimk kairę ranką, nuimk kairę ranką. Kairę. Ir padaryk dabar kumštį ir duok žaibą. Čia labai. Bet nulip nuo šito, jo. O, ir dabar gali padėti. Oi. Va, Mildos plaukai. Koks jausmas? Keistas. Keistas, ne? Šiltas ėjas toks, aplink. Tavo batai. Nu, aš irgi noriu. O. Jo, biškai pasitraukit daugiau nuo žmogaus. Jau Kyla tavo plaukai. Aštuonis. Toliau. Aha. Einšteinas. O. Oi, kas vyksta? Palieskit kažkas mane. Ne! Palieskit. O. Aš pats jaučiu. O, super. Wow. O, gerai. Pašokti, nežinau. Ką šoka? O! Wow! Tavo? Va. Ojeto! Nes jie man tokie ant abėjo, sakymasi, mažus šiaip iš šonus verčiam, bet... Sandra, išvažiavo. Jėzau, įsirėmė su galva į lubas. Ne, neįsirėmė. Pratęsimas. Nu, žiūrėk. O? A Jėzau, man jau vien žiūrint širdis sustojo. A čia kaip iš tikrųjų, jeigu mašina virptų. Jo, ir žinokit, pas mus laiko tai daržai, nes... Kaip avarijos? Gyva.